Labas rytas. Šiandien jau 3 diena ir mes keliaujame pasivaikščioti po Udinės miestą. Galbūt bus kažkas įdomaus, tuomet pasidalinsime su jumis. Iki. Pastebėjom labai įdomų automobilį, tai aš norėčiau jums jį parodyti. Labai autentiškas modelis, dar nesu tokio matęs, Citroenas. Nuostabu. Nuogo vyro aikštė. Atėjom į visiškai itališką restoraną, nešneka angliškai. Nežinau, kaip pasiseks, bet matysim. Žiūrim. Pavyko vis dėlto užsisakyti tai, ko norėjom. Tai skanaus. Linkėjimai iš Udinės miesto. Galvoju, mane toks dar. Rugilė, kaip tau Udinės miestas kol kas? Ramiai. Labai toks, atrodo, galim atsipalaiduoti lengvai, nes šiaip labai ir žmonių mažai, bet ir turistų jokių nėra. Tai toks tiesiog verda lokalus gyvenimas. Į jį kažkiek įsijungiam, buvom nuvarę pavalgyti visiškai ten Moms and Pops kažkokią restoranėlį, kur kažkokia pagyvenus materytė ten visur sukas, meniu vien tik itališkai, ten gestais ir Google Translate susikalbėjom. Nežinau, kaip tau, Donatai? Labai ramu. Šiaip visai taip relaxing atmosfera ir jo, po ypač ilgos kelionės, tai labai nice pasivaikščioti ir negalvoti apie nieką. Šiaip kaip atostogų pradžiai gal toks labai gera destinacija, nes gali atsipalaiduoti, ramiai nėra, kad iš karto įmestas į ten kokios Venecijos ar Florencijos bizinės ir chaosą, o gauni biškai taip atsipalaiduoti, pakvepuoti ir tada jau galim varyti. Taip. Sveiki. Šiandien yra 4. kelionės diena ir pirmas mūsų lankytinas objektas yra Palmanovos miestas Šiaurės Italijoje, kuris yra žinomas kaip miestas fortas ir buvo įkurtas 16 amžiuje. Mes šiuo metu esame miesto centre, kurio pagrindinė aikštė taip pat primena žvaigždę. Šiuo metu esame Akvilėjos mieste Šiaurės Italijoje, kuri yra garsi savo archeologinėmis lokacijomis. Ir po šiai dienai dar galima surasti romėniškų, pavyzdžiui, tokių radinių. Čia jūs matote Romulą ir Remą geriantį vilkės pieną. Tai viena iš legendų, kai buvo įkurtas Romos miestas. Užsukom į muziejų Akvilėjos mieste
Viskas, ką čia pamatysite, yra rasta būtent šiame mieste. Ir būtent šitoje vietoje man pranešė, kad dėja filmuoti nėra galima, tačiau galima fotografuoti. Tai aš įkėliau keletą nuotraukų. Pirmam amžiuje pastatytas teatras romėnų. Šiandien aplankėme Akvilėjos ir Palmanovos miestus. Rugile, kaip tau Akvilėjos miestas, ar vertėtų žmonėms čia užsukti? Jeigu domina senovės romėnų istorija, tai aš manau, kad labai vertėtų, nes buvom ką tik ir labai kietam archeologiniam muziejui, kur tikrai yra 3 aukštai įvairių išlikusių ar iškastų tiek skulptūrų, monetų, papuošalų ir panašiai, tai tikrai įspūdingas vaizdas. Bet ir pačiam mieste yra tokių vietų, kur galima aplankyti ir pajusti biškį tą senovės romėnų dvasią. Tai jo, manau, visai verta. O kaip apie Palmanovos miestelį? Gal istoriškai jisai nėra tiek įdomus, kiek Akvilėja, bet kas įdomu apie Palmanovą, kad žiauriai fortified miestas. Atrodo, kad ten jau toks labiau gal viduramžių. Va čia, pavyzdžiui, Akvilėja labiau, sakykime, senovės romėnų dvasia tokia tvyrauja, o Palmanovai labiau viduramžių dvasia, nes visas tas miestas toks tarp sienų ir pastatai tokie primena gal viduramžius labiau, nežinau. Tai buvo pokalbis su Rugile. Čia jūs matote mūsų setupą, kaip pažiūrėti, kad Marsas netriukšmauja ir gražiai elgiasi, kai anksčiau ar vėliau tenka išeiti į miestą be jo. Tai jis jau, kaip matot, laukia, kol mes išeisime ir gaus skanuką. Mes jį uždarysim, kad neprikrėstų šunybių. Ir per appsą, jeigu kažkas amsi ar kitaip nutinka, mes iškart matom jį, galim duoti įvairias komandas ir žiūrėti, kokia situacija yra. Italai turi vieną labai tokią daržovę, kuri Lietuvoje nėra labai populiari. Bandžiau įsiversti. Galima rasti kaip raudonoji gūžinė cikorija arba salotinis ridičijas. Žodžiu, čia kažkaip jau pažodžiui bandė versti. Bet žodžiu, čia matote, jų yra net kelios skirtingos rūšis. Šičia pačioj dar žemiau, šičia. Jo, čia vienas ir tada 4 skirtingi raudoni. Ir juos tiek salotom valgo, tiek grilina. Labai populiari daržovė Italijai. Su Švento Patriko diena. Mes užsukom į restoraną, kuris yra labai geeky ir labai anime inspired. Bet kadangi mes abu su Rugile esam visiški anime nerdai, tai mums čia yra pasakiška vieta. Gal Rugile galėtum parodyti plačiau, kiek geeky ir nerdė ir kiek iš esmės nesuprantama daugumai žmonių ši vieta bus. Bet mums čia pretty amazing. Sveiki, draugai! Šiandien yra 5. kelionės diena. Mes esame šalia Trieste miesto šiaurės Italijoje ir šiandien yra mano gimtadienis. Mes šiuo metu einame taku skirtu René Marija Rilkei. Tai ta proga aš norėčiau jums paskaityti jo eilėraštį Inicialai.
iš amžino ilgesio trykšta, darbai laikini lik pavargę fontanai. Ir tuoj pat suvirpėję išnyksta, tačiau tai, ko savy nepažįstam, savo džiaugsmo jėgos įpražįsta, šiame ašarai šokį be galo. Su tom į Italiją turėtume važiuoti. Aš vairuočiau tokį. Kietai. Sveiki, mes šiuo metu esam Trieste mieste ir negaliu pasakyti nieko gero apie tą miestą. Šiaip labai chaotiškas, labai netvarkingas. Rugilė gali parodyti, kur mes esam šiuo metu. Visur taisymai, mašinos, krūvo žmonių, šiukšlės, maži šaligatviai. Ko nesimato tik tai belė kiek pirdų. Jo, Bele bele kiek pirdų. Tai taip grubiai tariant, nelabai verta čia užsukti. Kad nepasakyti apie Trieste miestą tik tai blogų dalykų, mes užsukome pažiūrėti San Giusto pilį, kuri yra laikoma viena iš miesto puošmenų. Taip pat šiuo metu miestas ruošiasi ekstremaliam Boros vėjui. Štai kaip miestas ruošiasi ekstremaliam Boros vėjui, o jau vienas net iš esmės yra nuvirtęs. Keliaujame mes jau iš miesto, nes vėjas ganėtinai stiprėja ir manau bus labai smart jį palikti dabar. Čia kadangi šiandien yra Donato gimtadienis, tai visi šitie miestai labai yra siejasi su senovės romėnais. Tai aš sakau, kad romėnų dievai kelia vėją Donato garbei. Spėju, čia labai faina prisiparkuoti mašinas, nes jo, Rugilė rėkia nesusisukti ratai. Jeigu čia dabar pradėtų važiuoti šitą mašinėlę, nu tai good luck. Ir ten posūkis belė koks dar aiškai yra. O grindinys tai akmenys, kurie spėju palijus bus žiauriai slidus. Tai va taip va, tam Triestės mieste. Nu jo, čia Triestą įvairuoti tai ne kažką. Eismas intensyvus. Pilna pirdų, įkalnės belia kokios. Bent šitas kelias platus, tai bent jau tiek. Bet kartais net neaišku, kur važiuoji, nes pradėjau važiuoti, kažkur ant bėgių užvažiavau. Nesuprasi po to, kur nusukinėti, čia be navigacijos, tai košmaras būtų. Va, pavyzdžiui, išvažinėja čia vakas. Nu, okei, važiuok. Čia kažką praleidžia, jo, nes kitaip avarija būtų. Vau, pasaka. Važiuojam toliau. Su gimimo diena, su gimimo diena, su gimimo diena. Mes čia sėdėm kavinukėje, pasiėmėm eklerų, pyragėlių, aš užsisakiau kapučino, o Rugilė paprašė juodos arbatos su šlakeliu pieno. Tai jinai gavo šilto pieno ir arbatos. Sveiki! Mes šiuo metu esame Monfalconės mieste,
Užsukome išgerti kavos, arbatos, pieno Rugilės atveju ir suvalgyti po skanėstą gardumyną. Ką pastebėjom, kad labai daug imigrantų iš tikrųjų, ganėtinai mažai pačių italų ir labai daug tikriausiai iš artimųjų rytų žmonių. Net atrodo, kad dauguma žmonių čia šitam mieste, kas vaikšto, tiesiog valandėlę prasėjus, tikrai atrodo, kad dauguma žmonių yra didžioji dalis populiacijos žmonės iš artimųjų rytų. Ja. Mes net Udinėje būdami pastebėjom, kad daug žmonių, būtent tikriausiai pabėgėlių, laukia prie policijos komisariato, nes pasirodo egzistuoja tunelis per Balkanus, kuris po to pasiekiamas yra Udinėje, tikriausiai ir Trieste, kur žmonės būtent migruoja ir po to prašosi prieglobsčio. Tai šito nesitikėjom. Gal šiek tiek nesijaučia toks jaukus miestas dėl to, nes jautiesi labai svetimas tikriausiai, nes labai nužiūrinėja tiesiog, kiek pastebėjau, būtent tie imigrantai. Jo, bet pavyzdžiui, Udinėje pastebėjome, kad tik tai prie tos policijos, kur eilutė prisidavimai, tie žmonės laukia, ten jų daug, didelė ta eilė, bet pačiam mieste nėra, kad būtų daug, matytųsi daug tų imigrantų, bet šį čia būtent, ta prasme, tai eina ir tikriausiai iš 5 žmonių 4 yra žmonės iš artimųjų rytų. Ja. Taip. Tai tiek. Keliausim jau. Mums nepavyko pamatyti žydro vandens prie Lac di Fucine kalnų ežero. Tačiau važiuojant visiškai randominiu keliu, Rugilė pastebėjo upę, prie kurios mes dabar ir einam ir kuri turi beje žydrą vandenį. Čia šiuo metu tikriausiai yra atoslūgis, tai mes einame upės dugnu ir galiu pasakyti, nežinau ar iš tiesų matosi, bet vanduo yra žydras. Šį vakarą mes turime itališką antipasti pleitą, kuriame vienas iš ingredientų yra labai keistas ir jo paprastai mes Lietuvoje nerasime. Italijoje jis vadinamas radicchio. Tai dabar mes jį ir paragausim. Nežinau, atrodo keistai, toks violetinis, va. Čia jisai, aš kaip suprantu, marinuotas. Mes jį pirkom Palmanovos mieste pas tokį vietinį bačerį. Eduardo liktais buvo vardas. Nesu tikras. Bet itališkai nešnekėjo jisai, bet pavyko nusipirkti, tai dabar ir paragausiu. Nežinau, ar labai skanu. Labai kartu. Toks keistas kartumo jausmas ir tos rūgšties jausmas. Ir pati tekstūra tokia išgilebus. Tai dar verdiktas toks mid sakyčiau. Bus čia ką veikti juos suvalgyti. Išmest nesinori. Tai tiek tam kartui. Šiandien yra 6. kelionės diena ir mes keliaujame į Veneciją. Sì, è vero. Šiuo metu esam Venecijos restorane, kuris veikia nuo 15 amžiaus.
Sveiki, šiuo metu mes esame Venecijos San Marko aikštėje. Kaip matote, ši vieta sutraukia ganėtinai daug turistų ir yra viena lankomiausių. Pati piaca yra šiuo metu rekonstruojama, bet kovo mėnesį Venecijoje galima rasti tikrai daug ramesnių vietų nei ši, kuri, mano manimu, yra smagesnė ir ramesnė ir jaukesnė nei tokia lankoma vieta kaip Piazza San Marco. Labas rytas. Šiandien yra 7. kelionės diena. Ir šiandien aš su savim turiu itališką tinginį, kas realiai parašyta kakavos saliamis. Tinginys yra viena iš daugelio mano silpnybių. Tai šiandien mes jį ir paragausim ir įvertinsim. Galiu pasakyti, atrodo neblogai. Ganėtinai sausas, nėra aliejingas. Kvepia skaniai, kakava ir sausainiais. Nice. Verdiktas? Geras, iš tikrųjų. Stiprus 8, sakyčiau. Stiprus 8. Tai skanaus ir jums. O šiandien mes dar aplankysime keletą vietų, tai laukit reportažų iš Friuli regiono Italijoje. Sugedo mūsų boileris Italijai. Laukiau karšto vandens ir jo nebėra. Tai, viena žodžiu, dabar apsiėmiau santechniką Italijoje. Galiausiai pavyko sutvarkyti ir mes vėl turime šiltą vandenį. Mes atvažiavom į labai mažą miestelį pavadinimu Civadelė del Friuli. Čia, kaip matote, yra graži upė, kuri šiaip turėtų būti pilnesnė vandens, bet šiuo metu nėra. Ir mes nusipirkome vietinės lokalios produkcijos. Vadinasi Frico di patate e speck. Bandysim. Jį reikia pakepti. Čia yra sūris, bulvės ir specifinė mėsytė pavadinimu speck. Davė paragauti, buvo labai skanu, tai bandysim ir namie pasikepaliuoti. Ir dar turim sausainių kažkokių Turim dar sausainių. įdomesnių. Irgi. Lokalūs, švieži. Primena šiaip žagarėlius, tai... Bet jie tokie su cinamonu, žinok, labiau. Jo? Kaip mini cinamoniniai sausainiukai, bandelės. Cool. Laukit vertinimo. Šiandien yra paskutinė diena Friulio regione ir būtent šio regiono patiekalas yra Frico, kurį va dabar yra paragausim. Ir polenta. Verdiktas? Labai gerai. Šitie gal nepasakyčiau, kad labai itališkas patiekalas. Gal labiau primena mūsų kraštus Čekiją, nes daugiau bulvių yra. Tu iš Čekijos? Mes iš Lietuvos, bet mes dar užsuksim beje į Čekiją. Ir labai skanu, iš tikrųjų. 9 iš 10, sakyčiau.
atlėkėm į labai mažą kaimelį, kuris yra ant labai aukštos kalvos. Einam pažiūrėti, kas čia gero. Na jo, kol kas tai labai gražiai. Tik tai sutikom keletą dviratininkų minančių į šitą kalną, tai aš nepavydžiu jiems, nes čia yra ką veikti. Einam toliau pažiūrėti. Taip, mes baigėm savo turą Castelmonte. Pasirodo, ši vieta yra labai šventa ir garsėja nuo 5-7 amžiaus su savo šventikla švenčiausiai mergeliai Marijai. Ir matėm nemažai yra piligriminių ženklų, takų, šventųjų skulptūrų ir tiesiog keletą turistėlių, tokių kaip mes. Keliaujam toliau. Šiandien yra 8. kelionės diena ir mūsų laikas Friuli regione jau baigėsi. Šiandien keliausim į Prato, kur praleisim 2 savaitės. Laukite video iš Prato, kaip mums seksis ten. Friuli buvo mums ganėtinai svetingas ir ramus, malonus. Tai iki greitų susimatymų.